kad atpirkai mus savo šventu krauju. Mes šiandien priklausome tau, esam tavo saugioje rankoje. Ir iš tavo rankos mūsų niekas neišplėš. Neišplėš. Halleluja, dėkojam tau, dėkojam tau, dėkojam tau. Jėzus vardu. Šventoji dvasia paliesk, atverk savo žodį, mes esam prie tavo šventoji dvasia stalo, per tavo žodžio, kurį tu įkvėpei stalo. Ir mums reikalingas tavo apreiškimas, išminties ir apreiškimo dvasia. Tu esi. Sulaužyk šitą duoną mūsų širdims, kad jis sustiprintų mus. Ir mes gyventum gyvenimą, kuris patinka Tėvui, Sūnui ir tau, Jėzaus vardu. Amen. Tai ką, labai džiaugiuosi matydamas kiekvieną. Labai džiaugiuosi, pasisuk į savo artimą ir pasakyk, tu esi teisingoje vietoje. Halleluja. Kažkaip žmonės visi labiau į galą mėgsta. Galiorkos. Bet tai nemirtina nuodėmė. Gerai, tai aš tikrai kažkaip aš meldžiausi, ieškojau ir man atėjo iš tikrųjų viena labai tema, labai svarbi ir realiai aš manau, kad tai yra tokia tema, kurią labai dažnai mes nepamokslaujame, bet tai yra, kas yra bažnyčia iš tikrųjų ir ką mes darom bažnyčiai. Realiai, aišku, mes ateinam, giedam, aukojam, laužom duoną ir aš perskaitysiu iš tikrųjų numeris 1 vietą. Ir pasidalinsiu tuo apreiškimu iš tikrųjų, kurių aš gavau. Taigi, tai yra laiškas Romiečiams 15 skyrius 7 eilutė. Labai gerai žinoma eilutė. Ir aš labai norėčiau, kad iš tikrųjų vaikučiai atsisėstų, visi atsisėstų. Nes iš tikrųjų mes turim gerbti šventąją dvasią, brangiai aš pasakysiu, mes turim gerbti šventąją dvasią. Ir kada čia yra tas pats, kas aš kaip buvęs mokytojas pasakysiu, ir čia matau kitų mokytojų dar yra, bent jau vieną matau. Žinote, aš pasakysiu štai kaip. Labai pats prasčiausias dalykas, kuris gali vykti bažnyčioje, žinot, koks tai yra? Tai yra pastorius, kuris savo intelekto moko žmonės, nes jisai iš savo intelekto perpila į kitą intelektą ir nieko nesvyksta. Bet iš tikrųjų, kas turi vykti bažnyčioje, yra tai, kad šventoji dvasia kalba iš Dievo širdies, į žmonių širdis. Jeigu te paimk šitą pilietį. Šventoji dvasia paima tai, kas Dievo širdyje, ir pamokslininkas yra tik tai laidininkas, kuris perkėlė tai, kas yra Dievo širdyje, ir perteikė Dievo į žmonių širdis. Amen. Todėl pamokslas nėra lekcija kažkokia, tai istorinės kontekstas, viskas yra labai gerai, bet pats pagrindinis dalykas yra perteikti tai, ko nori Dievas, kad Dievo tauta išgirstų. Ir aš tikiu, kad Dievas nori kalbėti mums. Amen. Paklausykit, Jėzus pasakė tokius žodžius, sako, mano avys girdi mano balsą. Ir jisai kalba, paklausykite, ir kur įdomumas yra bažnyčios. Dievas jisai kalba, jis kalba mums asmeniškai ir jis kalba mums bendruomeniškai. Mes šiame
pasakysiu, 21 amžiuje, kur yra toks individualizmas, perdėtas individualizmas, mes esam labai linkę į tą, kas ilgiau trupučiukai yra Jėzuje Kristuje, girdėjo tokią frazę, tėvelis man kalba asmeniškai, rusiškai dažniausiai, papačka со мной лично говорит. Ir mintis yra štai kokia. Tu man iš viso nieko negali pasakyti, visą ką reikia, man Dievas pasako ir tavo nuomonė penktadienį po lietaus. Ir tai yra, aš pasakysiu, žinot, kas tai yra? Tai yra didžiulis išdidumas. Didžiulis išdidumas. Tokie žmonės dažniausiai laiko save labai super dvasiškais, bet jie yra, aš pasakysiu, jie priešinasi Dievo maloniai. Nes Dievas taip pat nori kalbėti kiekvienam žmogui kaip bendruomeniai. Aš norėjau pažiūrėti vieną įdomų dalyką, aš nesugebėjau šitą padaryti, bet aš čia tik tokį įvadą pasakiau, kad greičiausiai aš darau tokią išvadą. Dažniausias reikšminis žodis, reikšminis yra reikšminiai ir nereikšminiai žodžiai. Yra reikšminis žodis, tai reiškia, kuris jisai kažką tai reiškia pats savaime. Nes dažniausiai žodis, tikrai 100% dažniausiai vartojamas žodis yra ir. Ir lietuvių kalboje, visose kalbose. Bet aš beveik esu įsitikinęs, kad dažniausiai vartojamas žodis Naujajam testamente. Žinau, koks yra? Na, aš duosiu jums paspėti. Kaip jūs galvojate? Jėzus, geras sprendimas, geras spėjimas. Meilė. Žinokit, aš įtariu, kad pats didžiausias žodis, dažniausiai vartojamas žodis yra mes. Mes. Ne aš, bet mes. Ne man, bet mums. Gerai, aš perskaitau vis dėlto tą rašto vietą ir pasidalinsiu, ką Dievas man davė. 15:7 Evangelija, laiškas Romiečiams, ir čia parašyta štai koksai dalykas. Todėl priimkite vienas kitą, kaip ir Kristus jis priėmė į Dievo šlovę. Taigi, bažnyčia yra šeima. Mes vadinamės ne giminaičiai, mes esam broliai ir seserys. Amen? Kas pats svarbiausias dalykas šeimoje? Žinot kas? Moterys dažniausiai sako, kad pinigai. Ir aš sako, koks tu vyras, jeigu nėra 5,000. Bet turi 5,000 atnešimą, tada gali ką nors ir kalbėti. Arba kaip Marcinkevičiaus, toj Grybų kare. Koks esi nevykęs, jeigu ten, koks tu baravykas, jeigu ten kažko ten nepadarai. Jau irgi ten moteris. Bet žiūrėkite, pats svarbiausias dalykas šeimoje yra kas? Santykiai. Santykiai. Kokie santykiai? Santykiai. Jeigu yra blogi santykiai šeimoje tarp vyro ir žmonos, tarp sutuoktinių ir vaikų, yra šeima, bet jinai yra sunkus atvejis. Yra toks atvejis, žinot, yra dar kitas toks posakis, vargo vakarienė. Ir tas pats yra su bažnyčia, paklausykite. Pats svarbiausias dalykas bažnyčioje yra kas? Santykiai. Važiuojam, diplomuotas psichologas sėdi, aš tikrai nebaigsiu psichologą, bet iš tikrųjų, kas pagrindinis dalykas bažnyčioje yra santykiai. Santykiai. Ir aš šiandieną besimelsdamas gavau fantastišką apreiškimą. Nes aš kada žiūrėjau į šitą eilutę, žinot, aš galvau, žinot, pamokslininkas labai dažnai, žinot, tu paimi eilutę ir tu galvau, kaip čia išsunkti, kiek galima daugiau. Kiek galima. Čia visas
pažiūri graikiškai, kaip ten dar hebrajiškai, ir žiūri, nekas nelabai kas išsisunkia. Bet ar jūs sutinkate, kad mums yra labai svarbu priimti vienas kitą? Ir ką čia iš tikrųjų realiai, labai nedaug galiu išsunkti iš šitos eilutės. Pirmas dalykas yra tai, kad Kristus priėmė mus į ką? Į Dievo šlovę. Kristus. Kas yra Kristus? Daug yra minčių žmonių, kas yra Kristus. Ir aš noriu perskaityti vieną eilutę iš to pačio laiško romiečiams. Žiūrėkite, 9 skyrius. 9 skyrius. 5 eilutė. Iš jų tėvai, tai reiškia iš jų pagal kūną, Kristus, paklausykit, visiems viešpataujantis Dievas, palaimintas per amžius, amen. Kas yra Kristus? Jis yra Dievas, viešpataujantis per amžius. Pats Dievas priėmė mus į savo šlovę. Ir jisai nori, kad mes, aš noriu, kad mes pamatytume vieną dalyką. Tarp manęs, nors aš esu sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir pavidalą, tarp manęs, nepaisant to, kad aš turiu jo prigimti ir tu turi jo prigimti, tu gimė iš naujo, tu esi naujas kūrinys Jėzuje Kristuje. Mes suvokiam vieną dalyką. Aš tikiuosi, kad mes labai gerai suvokiam. Yra didžiulis skirtumas. Labai didžiulis skirtumas. Ar amen? Ar jūs matote? Mes niekada negalėsim pasakyti. Aš sukūriau pradžioje, Virelas Visockas sukūrė dangus ir žemę. Norėčiau, negaliu, niekada. Tarp manęs ir tarp jo, tarp tavęs ir tarp jo yra fantastiškai didžiulis skirtumas. Jis buvo kada nieko nebuvo ir staiga jis visą, kas buvo sukūrė. Kristumi parašyta, sukurta visa, kas regima ir kas neregima. Sako, jisai meldžiasi paskutinę dieną, iš tikrųjų tai buvo naktis. Sako, apreiškiam šlovę, kurią aš reikėjau prieš pasaulio sukūrimą, prieš visatos sukūrimą. Ir va tas Kristus, jis priėmė mus. Paklausyk. Ar jūs pastebėjote, kad jis priėmė mus? Jis priėmė ne tik tai, žiūrėkit, jis priėmė mus į šlovę. Mes esam jo akivaizdoj šiandieną, mes esam jo dešinėje, bet paklausykim kitą dalyką. Ar jūs pastebėjote, kad mes esam netobuli? Kas pastebėjo, pamojuokam rankomis? Aš pastebiu, kad kai žmonės aplinkui mane labai netobuli, mes geriausiai pastebime tarp kitko žmonės, su kuriais gyvename, kad netobuli. Geriausiai mes pastebime savo sutuoktinių, kokie jie netobuli. Ir labiausiai norime pakeisti būtent juos. Ir kaip sakė Eglė, sėkmės darbe. Mūsų laukia didžiulis nusivylimas, jeigu mes bandysim juos pakeisti. Bet dabar aš ką noriu pasakyti. Aš matau, vat kokį dalyką. Dievas, jis priima šiandieną mane tokį, koks aš esu. 17:23 Evangelija pagal Joną sako, paklausyk, kad jisai myli mane, jis myli tave ir tave ir tave ir kiekvieną taip pat, kaip myli Jėzų. Kad pasaulis pažintų, kad tu pamilai juos, kaip myli mane. Įsivaizduoji? Nepaisant to, aš pasakysiu vieną dalyką. Žinot, kas geriausiai žino tavo netobulumą? Klausiu, kas žino geriausiai tavo? Geriausiai. Tu pats žinai. Halleluja. Gerai, ir dabar aš pasakysiu, aš gavau štai kokį labai
juokingą prieškimą, aš labai atsiprašau. Aš taiga suvokiau, Dievas man parodė, kad šitas 7 eilutė iš tikrųjų yra tos minties, kurią Paulius mezga 14 skyriui pabaiga. Apie kągi kalba Paulius 14 skyriui. Pradėkime skaityti. Silpno tikėjimo žmonų priimkite. Paklausykite, kur čia? Priimkite. Ar mūsų tarpe yra silpno tikėjimo žmonių? O taip. Ačiū. Žmogus pakėlė 2 rankas. Žinot, bet venkite ginčių dėl skirtingų nuomonėm. Aš pasakysiu, žinokit, ką aš per savo 36 krikščionybės metus pastebėjau, kad krikščionys yra, išgirsite žodį, kurį niekad negirdėjot, ginčofilai. Mėgsta ginčytis. Ar jūs pastebėjote? Aš tik tai vienas pastebėjau. Tu atverk Facebooką. Ten kažkas kažką papostino ir tada, ir aš pasakysiu, aš pastebėjau, pavyzdžiui, aš kažką parašau ir žmonės galvoja, kad tai yra išsamus kažkokios temos nuo A iki Ž aptarimas. Aš sakau, klausykit, mano trumpas pasidalinimas Facebook'e iki 100 žodžių, sakau, tai nėra seminaras ir ne knyga, sakau, aš trumpai pasidalinau. Ir tas pats su pamokslu, paklausykit. Bet žiūrėkite, pirmas dalykas, ką aš noriu pasakyti. Kada Paulius sako, kad mes nesiginčytume, jisai turi omeny, žiūrėkite, vienas įsitikinimas, kad galima valgyti viską, o silpnasis valgo tik daržovės. Dabar, kada Paulius pateikė šitą mintį, mes turim suvokti kontekstą. Yra tam tikri dalykai tikėjime, kurie yra svarbus, mažiau svarbus, vidutiniškai svarbus ir visiškai nesvarbus. Ir žinokit, ir apie ką kalba Paulius. Yra neesminiai dalykai, dėl kurių mes neturime ginčytis, dėl kurių mes neturime įtikinėti kitų. Nes patys pagrindiniai dalykai, kurie yra, dėl kurių mes neturime iš tikrųjų nusileisti, nes žmonės gali ateiti pas mus ir pasakyti, na, aš tikiu, Jėzus Kristus yra tik tai pranašas, šiaip geras bičas buvo, man jis patinka. Toks nekenksmingas, kaip pasakyti, negu tu, aišku, neskaitai visos Evangelijos, nes jis pasako kartais tokių įdomių pastabų, sako, jūs angių išvaros. Ir nueina į šventyklą ir išvarto stalus. Ir dar ne tik išvarto stalus, pasiima bizūną ir, vaikučiams gal ir nedavė, bet suaugusiems davė rykščių. Tai žiūrėkit, ką aš turiu omeny? Yra esminiai dalykai, žiūrėkit. Ir aš noriu pasakyti, kas yra esminiai dalykai krikščionybėje. Paulius užrašė tai laiške Hebrajams 6 skyriui, štai kas parašykite. Todėl 6 skyrius nuo 1 eilutės. Todėl palikę pradinį Kristaus mokymą, verškimės prie tobulumo, vėl dėję pamatus, dabar kas yra pamatai? Va čia yra 5 pamatai, esminiai dalykai, dėl kurių mes negalime nesutikti. Bet vėl, aš noriu pasakyti, žinokit, kad ateina žmogus į bažnyčią, tavo ir mano uždavinys neįrodyti, kad jisai yra klystantis. Nes man aš tiesiog pasakysiu, labai buvo geras pamokslas, Egutė. Ir aš pasakysiu štai kokį dalyką. Dievas pradeda gerą darbą žmoguje.
Jisai yra atbaigs. Bet aš noriu, kad pamatyčiau, kad mes pamatytume vis dėlto, kas yra patys esminiai dalykai krikščionybė. Tai yra, žiūrėkit, atsivertimas nuo negyvų darbų ir tikėjimas Dievu. Ką tai reiškia? Tai yra suvokimas, kad mes patys, mūsų darbai, kuriais norime išsigelbėti, Dievo nuomonė yra mirę ir mes negalime išsigelbėti. Mes galim šventosios dvasios įkvėpti, atsiversti ir tikėti Dievu. Tai mes atsiverčiam nuo savęs gelbėjimo ir ateinam į tą suvokimą, kad mus gali išgelbėti tik Dievas. Amen? Toliau kas yra? Mokymas apie krikštus, rankų uždėjimą, mirusių prisikėlimą ir amžinybės teismą. Čia yra esminiai dalykai, dėl kurių mes turime aiškintis. Todėl, brangiai, bet aš noriu toliau tęsti, kad mes skaitytume toliau. Kuris valgo, 3 eilutė 14, tai neniekina nevalgančių. Kuris nevalgo, tai neteisia valgančių, nes Dievas jį priėmė. Aš pasakysiu, šiandieną mes turime pilną internetą. Ypatingai, kaip sveikai maitintis. Aš mėgstu sveikai maitintis. Kada aš auginu savo pirmus 2 sūnus, aš niekada gyvenime nepirkau jiems traškučių ir Coca-Colos ir Sprite'o. Nes aš esu anti-Coca-Colininkas, anti-Sprite'ininkas ir anti-traškutininkas. Bet aš noriu pasakyti, kartais aš girdžiu žmonės bažnyčioje ginčiasi dėl valgio. Kokį tu čia šlamštą valgai? Arba tie, kaip pasakyti, žinot, man patinka ten tam tikrai, žinot, tokie mokymai visi. Yra, ir žmonės sako, nušvitusieji. Bet yra krikščionybėje, tai nušvitusieji kartais. Aš nešiukšlių dėžė, kad tokį šlamštą valgyčiau. Ir kada tu pasakai taip, žinai, o ką man daryti, jeigu aš valgau? Tu ką tik pavadinai mane šiukšlių dėžė. Ir žinot, mes turim tą rašto vietą, kuri iš tikrųjų aš baigiu dažniausiai susirinkimą, mes laiminam maistą. Dievo karalystė nėra kas? Valgis, gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventoje dvasioje. Ir kontekstas šitos eilutės yra koksai? Kontekstas yra tai, kad brangieji, mums, kaip sakė Katinas Leopoldas, ребята, давайте жить дружно. Vaikinai, merginos, gyvenkime draugiškai. Kaip draugiškai? Priimkime. Jis valgo tas traškučius. Aš tau pasakysiu vieną dalyką. Garantuoju 100%. Jis nepraras išgelbėjimą, jeigu jis valgo traškučius. Ir jeigu jis geria Coca-Cola, netgi litrais kiekvieną dieną, aš garantuoju vieną dalyką. Jis greičiau išvys viešpatį. Kaip pasakė brolis Heigenas, sako, ar tie rūkai, kurie rūko, sako, jie bus išgelbėti. Brolis Heigenas sako, jie bus greičiau išgelbėti. Suprantat, kodėl. Bet, štai kodėl. Todėl mes, žiūrėkit, čia mes ateiname prie 4 eilutės. Labai gera mintis. Ir geras klausimas, paklausyk. Kas tu toks, kad teisi kito tarną?
Ar jis stovi, ar krenta, tai savajam viešpačiui. Bet jis stovės, nes viešpats turi gali išlaikyti. Taigi, išsiaiškinam. Mes, jeigu turim tarną, tai pasisamdėme jį nupjauti žolę porai valandų. Arba sutvarkyti butą. Ir jis tas tarnas porai valandų. Bet mes neturime tarnų. Nėra jokių pavaldinių. Ar amen? Kitas dalykas, kuris, ir va to aš dar prieisiu prie viešpatės. Vienas išskiria vieną dieną, iš kitų dienų, kitam jos visos vienodos. Kiekvienas tą daro, kaip yra įsitikinęs. Ir aš sugrįšiu, vat ką Dievas, aš meldžiausi, man Dievas davė porą tokių. Vieną tokį labai aktualų pavyzdį. Visiškai neseniai dar pakankamai yra praūžusi pandemija. Ir krikščioniškas pasaulis tuo metu staiga suskilo, kaip ir nepagoniškas pasaulis. Į vakserius, tu kvakserį ir antivakserį. Ir aš pasakysiu vieną dalyką. Ir vieni pradėjo vienas kitus teisti. Kaip tu smegenėlių turi nors kažkiek. Kaip tu to brūdų. Skiepėsi. O kitas, o tu kaip valstybei nepaklausti. Ir žmonės, paklausykit, susiskaldė. Konkrečiai. Krikščionys, kai kurie užsidėjo, aš pasitikiu mokslu. Gerai. Kai tai pasakė, užsigalėjau, žinot, Facebook'e ten yra tas toksai. Ir aš noriu pasakyti, štai kokį dalyką. Susiskaldimas nėra šventosios dvasios darbas. Aš turiu savo nuomonę apie vakcinas. Bet vienas dalykas, ko aš niekada nedarysiu, aš niekada nepamokslausiu apie tai. Žinot kodėl? To, kad vieni sakys, wow, maladies, vėrelas, aš irgi taip galvoju. O kiti sakys, na ir gerybės, aš taip ir galvojau. Ir aš, ką padarysiu, bažnyčia suskils. Čia bus provakseriai, čia bus antivakseriai. Ir mes prie pietų stalo ne šventoje dvasioje bendrausime, bet bus susiskaldimas. Aš noriu pasakyti, ar tu skiepėsi viešpačiui, ar nesiskiepėjai viešpačiui. Ir aš pasakysiu, žiūrėkit, pati pabaiga šitos skyrius, aš dar nepabaigiau. Gera yra nevalgyti mėsos. Galima pasakyti, nesiskiepyti, nevalgyti traškučių, negerti Coca-Colos. Vengti visko ir vengti visko, kas tavo brolį piktina, žeidžia ir silpnina. Savo tikėjimą, ir šičia, klausykite, kada jis Paulius, šitą eilutė, kuri yra dažnai minima apie tikėjimą, kad viskas, kas daroma be tikėjimo, yra nuodėmė. Kas valgo abejodamas, tas smerktinas, nes valgo ne iš įsitikinimo. Žiūrėkit, kas daroma neįsitikinimo, yra nuodėmė. Kada kalbama čia apie tikėjimą, žinot, kas čia? Čia yra mano asmeninis įsitikinimas dėl tam tikro, kokio neesminio dalyko. Ar aš valgau mėsą, ar nevalgau mėsos, tai manęs neišgelbsti. Aš turiu priimti tą, kuris valgo ir kuris nevalgo. Brangiai, tą, kuris valgo ir kuris nevalgo. Mes bažnyčioje turime sudaryti
visuotinio vienas kito priėmimo atmosfera. Ne, broli, aš tave myliu. Bet širdie sakyti, norėčiau tau pasakyti, aišku, porą mielų žodžių. Kaip sako rusai, parų laskavai slov. Ir kada tai sakom porą mielų žodžių, gal ne prie visų. Gal susitiksim kada nors miške ar tamsiam skersgatvyje, aš tau pasakysiu, ką aš galvoju apie tave. Paklausykit, mes turime išlupti. Jeigu pats negali, prašyk šventosios dvasios. Šventosios dvasios, kad išimtų tą teisimą kito brolio. Nes žiūrėkit, kas toliau parašyta. Tas, kuris valgo, aš baigiu 6 eilutę, neklystu, neskaičiau. Valgo viešpačiui, nes jis dėkoja Dievui. Tas, kuris nevalgo viešpačiui ir dėkoja Dievui. Dabar žiūrėkit, labai svarbus dalykai. Nes ne vienas iš mūsų negyvena savo. Ir ne vienas savo nemiršta. Jei gyvename viešpačiui. Jei mirštame viešpačiui. Viešpačiui miršta. Tad ar gyvename, ar mirštame, esame kieno? Viešpaties. Nes Kristus dėl to ir mirė, ir prisikėlė, ir atgėjo, kad būtų mirusiųjų ir gyvųjų viešpats. Brangiai. Čia yra sunkus dalykas. Aš galvoju, kad tai žinot, nuo ko prasidėjo. Taip, mes nesuvokėme iki galo, kad tas žmogus, kodėl mes teisiame žmonės? To, kad mes nesutinkam su jo nuomonė. Mes nesutinkam su to, ką jis daro. Mums sunku, mums ne tik sunku. Mums nervas jama. Kartais stogas nuvažiuoja, čainiko dangtis nušoka dėl kažkokių dalykų, kuriuos kiti žmonės padaro, su kuriais mes nesutinkam. Aš nekalbu apie tai, kad žmogus, pavyzdžiui, muša kažką, tai muša žmoną. Aš dabar nekalbu apie tai, kad mes niekada nieko negalime pasakyti broliui ir sesei. Mes galim pasakyti. Bet kaip sako Galatam 6:1, sako, jeigu kuriems iš jūsų atsitinka kristi į nuodėmę, pataisykite tokį kaip romumo dvasioje. Romiai. Kas romumas yra? Anestetikas, nuskausminamieji. Nežinot, kas mums dažniausiai atsitinka, kada kažkas kažką padaro, kas mums nepatinka. Mes užsiimam iš karto. Nupjaunu su Husqvarna. Žinot, tai yra toks, kas žino, kas yra Husqvarna. Žodžiu, toksai, kaip jis vadinasi, grandininis pjūklas. Iš karto. Tai reiškia, mes greitai ir efektyviai išsprendžiame problemą. Bet problema yra, štai kokie aš gavau apreiškimą.
kiekvienam darbe, kurį tu dirbi, kurį įsidarbini, yra, žinot, koksai dalykas, yra pareigybinės instrukcijos. Tai reiškia, ką tu turi dirbdamas darbe daryti ir ko tu negali daryti. Jeigu, pavyzdžiui, klientas su tavim blogai elgiasi, tu negali jo apšaukti. Ar gali pardavėjai apšaukti? Kodėl firmos laikosi tokios nuostatos? Klientas visada teisus. Jos saugo klientus. Ar amen? Ir aš noriu pasakyti, kad mes niekas neįgalino mūsų, niekas nesuteikė mums teisės teisti nei vieno žmogaus išskyrus patį save. Ką reiškia teisti save? Mes įvertinam kažkokią neteisingą savo elgesį ir atgailaujam dėl jo. Vienintelis asmuo, kurį Dievas tau leido teisti, esi tu pats. Visi kiti yra viešpaties Jėzaus Kristaus jurisdikcijoje, yra po jo valdžia. Aš suprantu vėl, aš noriu pasakyti štai kokį dalyką. Tai, ką aš sakau, aš tikiu, kad šventoji dvasia kalba tau. Mes turim įsisąmoninti kartą ir visiems laikams. Yra vienas, vienintelis viešpats. Ir jo vardas yra Jėzus. Amen? Dabar, štai koks dar dalykas. Yra tokia rašto vieta Ekleziasto knygoje, kur parašyta, yra laikas mėtyti akmenis ir paskui laikas surinkti. Ir aš štai kokį pamačiau dalyką. Per mūsų gyvenimą nuo pat vaikystės į mūsų širdies, kaip jūs sakote čia suvalkime, gurba, kašika. Tiek žmonių primėtė tiek įvairių akmenų. Ar sutinkate? Kad bažnyčia yra ne vieta, kur čia dar kažkas irgi įmes dar papildomą akmenį. Sutikime vieną dalyką. Mums tų akmenų užtenka per akis. Ir visi pasakė, amen. Todėl brangieji. Nes kas yra, kada tu įsakai, sakykime, kažkokį teisi, įsakai neigiamus dalykus. Kas įvyksta? Tu paimi akmenį ir įdedi tai į to žmogaus širdį. Ar mums to reikia? Ne, mums to visai nereikia. Mes to gero turim o ir o. Ar amen? Mums reikia, mes turim problemų, iš tikrųjų aš pasakysiu, su išmėtymu. Nes kai žmonės primėto, ypatingai ankstyvoj vaikystėje, kada primėto, kai žmogus formuojasi, mums sunku, ar amen, mums sunku po to tai išmėtyti. Gerai, paskaitom toliau dar. Aš pabaigiu beveik. Taigi, žiūrėkit 11 eilutė, kaip aš gyvas, sako viešpats. Prieš mane priklaups kiekvienas kelias ir kiekvienos lūpos išpažins Dievą. Taigi, kas taigi? Yra išvada. Taigi,
Kiekvienas iš mūsų duos Dievui apyskaitą už ką? Už save. Už save. Už save. Žinot, aš girdėjau pamokslininką. Toks T.L. Osbornas, tikrai geras, nuostabus. Ir jisai juokaudamas apie tą teisimą vienas kitų bažnyčioje būtent, jisai sako, broli, kokie nuostabus tavo pastebėjimai, sako, užsirašyk. Sako, galbūt tavo užrašų prireiks viešpačiui paskutinio teismo metu. Ką jisai daro? Jisai šaiposi. Jis šaipėsi, jis daugiau negyvena, iškeliavo pas viešpatį. Brangieji, dar kartą kartoju, bažnyčioje mes turim sudaryti visuotinio vienas kito priimtinumo atmosferą. Pasaulyje yra susiskaldimas. Vieni už Žemaitaitį, kiti prieš Žemaitaitį. Vieni už Palucką, kiti prieš Palucką. Vieni serga už Žalgirį, kiti už Vilniaus Rytą, dar treti už Lietkabelį, ketvirti už Neptūną. Ir kartais sirgaliai mušasi dėl visų tų dalykų. Paklausykit, bažnyčioje mes turime turėti vienybę. Žiūrėkit, aš to baiginėjau. Taigi, aš žinokit, ką pasakiau. Nesijaudink dėl savo brolio ir sesers. Paklausyk, pasakyk savo, nesijaudink. Nes mes, žinot, ypatingai žmonės, kurie dažniau skaito raštą ir pasikapstė, jie atranda tokią rašto vietą. Kadangi viešpaties teismai neįsipildo iš karto, žmonės išmoksta daryti nedorybę. Ir tu galvoji, viešpatie tu lėtas pykti ir labai kantrus ir matau, kad čia darosi bardakas. Ir dar tavo namuose nedaleisiu šito. Neišstovės nedorėlis teisiųjų susirinkime. Ne, aš pasakysiu, brangiusis, tai yra neteisingas rašto aiškimas. Viešpats įsiaiškins. Vėl, viešpats sako, 4 skyriuje, neklystų, 1 laiško, sako, neteiskite nieko kito iš anksto be laiko. Gerai. Žinau ir susitikinęs viešpatie 14 eilutė, kad nėra nieko savaime netyro, bet tam, kas mano esant netyrų dalykų, tam jie netyri. Tadgi apie ką jis kalba? Jis kalba, mums neverta ginčytis dėl neesminių dalykų. Aš tikiu, kad mes prisimenam, mane yra 5 esminiai dalykai. Kokie? Atsivertimas nuo negyvų dievų ir tikėjimas Dievu, mokymas apie krikštus, rankų uždėjimą, mirusių prisikėlimą ir amžinybės teismą. Amen. Taigi, toliau skaitom. Jei tavo brolis įsižeidžia dėl maisto, tau nebesilgi iš meilės. Savo maistu nežlugdyk to, už kurį mirė Kristus. Jūsų gėris tai nebūna akstinas, pikžodžiauti. Tai mes prieisim prie vienos labai geros eilutės. Dievo karalystėje juk nėra valgys ir gerimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. Kas taip Kristui tarnauja, tas priimtinas Dievui ir vertas žmonių ir pritarimo. Dabar žiūrėkit 19 eilutę. Aš pavadinau tai vainikas. Vainikas. Kažkas, kas vainikuoja. Paklausykit. Va čia tad, kas yra tad? Išvada. Išvada va šito ilgo Pauliaus apmąstymo. Tad siekime to,
kas atneša ramybę ir pasitarnauja tarpusavio ugdymui, stiprinimui. Paklausykit. Yra dalykai, kuriuos teisingi. Ir tu teisingai nuskalpuosi tą brolį. Ir pastatysi į vietą teisingai tą sesę. Kaip aš atsimenu veiklių žmonių bendrijoje. Vienas brolis taip auklėjo vieną sesutę. Buvo nemalonu žiūrėti, tiesą pasakius. Sako, jis pasakė, parašyta, nusidedančius viešai bark. Aš tave viešai baru. Sakau, broli, sakau, čia Paulius parašė pastoriui Timotiejui, kad jisai darytų. Bet jisai, aišku, neįtikino jo tas dalykas. Yra dalykai, kurie išplėšti iš konteksto. Mes, kada žiūrim bažnyčioje santykiai, mes turime išlaikyti Paulius 4 skyriuje Efeziečiams, sako, kokius ryšius, kokius taikos ir ramybės ryšius. Taikos, ramybės ryšius. Dar kartą, man tai patinka ta 19 eilutė. Tad siekime to, kas atneša ramybę ir pasitarnauja tarpusavio ugdymui. Ir dabar aš pabaigsiu, žiūrėkite. 15 skyriaus pradžia. 15 skyrius, klausykite, atsirado, nežinau kuriam amžiuje, 13 neklysiu, kada buvo patogumui suskirstytas visas šventasis raštas į skyrius, kad surastum. Paskui 1500 kelintais metais ir eilutes suskirstė. Bet žiūrėkite, kas čia parašyta. Čia yra tęsinys 14 skyrius. Kas čia parašyta? Mes stiprieji. Aš įsitikinęs, kad visada bažnyčioje yra tų žmonių, kurie sako, aš stiprusis. Ir dažniausiai tie stiprieji ką daro? Jie sugalvoja arba patraukti per dantį tuos silpnuosius, arba paauklėti juos, arba, kaip sakiau, pastatyti į vietą. Kartais atsitinka iškolioti. Bet žiūrėkit, kas čia parašyta. Mes stiprieji turime pakęsti silpnųjų silpnybės ir ne savo pataikauti. Kiekvienas iš mūsų te būna malonus artimui, jo labui ir pažangai. Nes ir Kristus gyveno ne savo malonumui, bet kaip parašyta, tave keikiančių keiksmai krito ant manęs. Ir kas įdomu, žinokite, va šitose 3 eilutėse, kada žiūri į graikišką tekstą, yra vartojamas vienas žodis. Nesvarbu, kai jisai skamba graikiškai, bet jisai, žiūrėkit, savo pataikauti, malonus ir ne savo malonumui, graikiškai yra vienas tas pažodis. Ir aš galvau, kaip jį išversti. Ir jisai žinot, ką reiškia? Jisai reiškia prisiderinti. Prisiderinti. Prisitaikyti. Kokia prasme? Aš turiu savo įsitikinimus. Aš ne esminius, aš vėl sakau. Aš neversiu tavęs. Aš neprievartausiu tavęs. Ką reiškia prisiderinti? Gal aš būt net nesutinku su tais tavo įsitikinimais. Bet vienas dalykas, žinot, ką aš padarysiu? Ir mes va čia visiškai šalia yra ta 7 eilutė. Aš priimsiu tave
tokį, koks tu esi šiandien. Aš tikėsiu štai kokiu dalyku. Aš tikėsiu, kaip vat Eglutė gerai sakė, kad Dievas pradėjo gerą darbą tavyje ir jis jį atbaigs. Aš labai norėčiau pagreitinti tą tavo procesą. Bet aš žinau vieną dalyką, aš negaliu. Vienintelis, paklausykit, kodėl Dievas sako mums priimti vienas kitą. Kodėl jisai prisiderinti? Ką tai reiškia? Ką reiškia tas prisiderinti? Neteisti, nesmerkti, neniekinti. Tik tai tiek. Ar tai yra mums įmanoma? Aleliuja. Mano tikėjimas auga bažnyčia. Kodėl jisai to prašo? Tai kad brangieji, Dievas nori, kad kiekvienas žmogus bažnyčioje augtų, stiprėtų, klestėtų, vystytųsi. Ir šitie dalykai, va šitos nuostatos, nepriėmimas, teisimas, niekinimas. Ką jie daro? Jie kliudo. Ir jie padaro štai dar kokį dalyką, paklausykite. Jie skaldo bažnyčią. Aš įtariu, kad šėtonas skaitė Cezarį. Nes Cezaras parašė, skaldyk ir valdyk. Ir šėtonas nori įkišti savo koją bažnyčiai. Jisai nori, kad bažnyčia būtų neefektyvi, neveiksminga, susiskaldžiusi. Taip išoriškai mes susirenka vieni vienodi, bet yra teisimas, niekinimas. O Dievas to nenori. Kodėl? 133 psalmė 1 eilutė sako štai ką. Kaip gražu ir malonu, kai broliai pykstasi ir kivirčiasi ir išsako savo nuomonės. Nes ginčuose gimsta teisybė. Ne, taip neparašyta. Kai broliai vienybėje gyvena. Vienybėje. Ir 3 psalmės eilutės. Nes ten Viešpats, paklausykite. Kas nori, kad bažnyčia būtų palaiminta? Palaiminta. 3 eilutė sako štai kaip. Nes ten Viešpats palaiminimą ir gyvenimą amžiną teikia. Jeigu mes norim, kad bažnyčia būtų palaiminta, kad jinai būtų veiksminga, kad jinai įvykdytų savo misiją. Kokią misiją bažnyčios? Bažnyčios misija yra laimėti žmonės Kristui ir padaryti juos ne Viorelo Visosko, bet Jėzus Kristaus mokiniais. Va čia yra kiekvienos bažnyčios misija, užduotis. Tam mes esam skirti. Ir kada mes nukreipiame, kada šėtonas tiksliau nukreipia, mums nežinant, dėl mūsų kūniškumo į tuos šalutinius tikslus, jisai laimi. Ir mes neturim to daryti. Ar amen? Baisiai gerai čia veikia tas kondicionierius. Todėl, brangieji, iš tikrųjų, dar kartą aš perskaitysiu tą 15 skyrių 7 eilutę ir 14-19. Tad siekime to, kas atneša ramybę.
ir pasitarnauja tarpusavio ugdymui. Todėl priimkite vienas kitą, kaip ir Kristus jus priėmė į Dievo šlovę. Taip, dabar koks yra dar čia yra bažnyčia. Aš noriu pasakyti, praktinis dalykas, kuris mūsų praktiniam gyvenime veikia, yra štai koks. Mes turim ne tik bažnyčią, mes turim kasdienių santykių šeimoje. Amen. Mes turim kasdienių santykių su kitais žmonėmis. Ir žinot, ką aš noriu pasakyti? Aš pamokslau apie bažnyčią, bet žmonės dažniausiai žino, kad mes esam bažnyčia. Ar amen? Dažniausiai žino, kad mes vaikštame tam tikrą bendruomenę. Žinot, ką jie daro? Mes irgi galim turėti labai aštrius ir labai tvirtus įsitikinimus. Ir mes kartais tikrai turim turėti. Bet žinot, kas pats svarbiausias dalykas, aš įsitikinęs yra štai koks. Yra tai, kaip mes tuos įsitikinimus įsakome. Ar mes paimam Bibliją ir kažką tai nuskalpuojam, kažkam duodam per galvą. Jis vargšelis paskui turi atsikauti po to, po mūsų teisingo pamokymo. Ar mes įsakome tai iš tikrųjų romumo dvasioje? Amen. Atsistokim, pasimelskim. Dieve, dėkojam tam, kad tu davei mums bažnyčią, kad mes galėtume, Dieve, keistis čia, kad mes galėtume, Dieve, atidėti savo spyglius, savo grublėtumus, savo nelygumus, Dieve, savo pyktį, savo kartelį, savo teisumą, savo niekinimą, savo nuosavą teisumą, kuris taip mėgsta teisti kitus, Dieve. Padėk mums šiandieną, mes meldžiam Jėzaus vardu, nusižeminti po tavo galingą ranką. Leis, Dieve, tavo žodžiui padaryti darbą mūsų širdyse. Aš meldžiu, Dieve, kad šitas žodis, Dieve, iš tikrųjų duotų vaisių, Dieve. Kad jokie erškėčiai neužgoštų jo, Dieve. Kad jokie varnai nesulestų, Dieve. Meldžiu, kad bažnyčia, Dieve, taptų tai žmonėmis iš tikrųjų, kurie ne tik klauso Dievo žodį, bet yra jo vykdytojai. Dieve, padėk mums iš tikrųjų. Mes esam silpni kaip kūdikiai be tavęs. Priimti vienas kitą, kaip tu mus priėmė į savo šlovę, Dieve. Padėk mums neteisti, nekaltinti, neniekinti, nesmerkti savo širdyje. Padėk mums, Dieve, kartu visiems, padedant tavo nuostabiai šventai dvasiai sudaryti bažnyčioje priimtinumo atmosferą, kur mes priimame, kur mes nesiginčijame, kur mes neskalpuojame vienas kito, kur mes leidžiame tavo meilei, kuri išlieta mūsų širdyse, plūsti iš mūsų širdžių, gydyti žmonių širdis. Nes Dieve, šiandieną yra daugybė sužeistų širdžių. Mes turim daugybę sužeidimų.
Brangi šventoji dvasia. Ateik, gydyk mūsų širdis, Dieve. Gydyk mūsų širdis. Gydyk mūsų širdis, Dieve. Kad mes iš savo skausmų, Dieve, neteiktume skausmo kitiems. Kad dėl to, kad kažkas mus sumušė, mus nuteisė, mus pasmerkė, mes nesmerktume ir neteistume kitų. Padėk mums, Dieve, kad Jėzaus žodžiai: neteiskite ir nebūsite teisiami, nesmerkite ir nebūsite smerkiami, atleiskite ir mums bus atleista, taptų, Dieve, iš tikrųjų duona kasdieninė, kuris stiprina mus, augina mus. Halleluja. Dėkojam, Dieve, tau. Šiandieną mes džiaugiamės Kristau tavimi, kad tu numirė už mūsų nuodėmes. Trečią dieną prisikėlė į mūsų išteisinimą ir priėmė mus į savo šlovę. Mes dėkojam tau, kad šiandieną mes esam tavo šlovėje. Mes regime savo širdimis tavo šlovę, tavo didybę, tavo išaukštinimą. Ir tada mes šlovinam tave, mes garbinam tave, lenkiamės tau. Dėkojam už tavo darbą mūsų širdyse, Dieve. Už tavo darbą brolių ir seserų širdyse. Jėzaus vardu. Amen.